Sveiki sulaukę Kalėdų švenčių, sveikina TV3 žinios ir aš Rokas Petkevičius. Kviečiu naujienų ir ačiū, kad žiūrite. Kalėdinė žinia miestui ir pasauliui siunčia popiežius. Pontifiko dėmesys nukreiptas į Šventojoje žemėje ir Ukrainoje vykstantį karą. Žvelgdamas į kūdikėlį Jėzų, meldžiu taikos Ukrainai. Ukrainos stačiatikiai atsiriboja nuo visko, kas dar juos sieja su Rusija, ir pirmą kartą Kalėdą švenčia gruodžio 25-ąją. Tai skausmo ir vilties kalėdos. Šiandien šventės, o kaip gyvensime artimiausių metų, TV3 žinios kalbina Respublikos prezidentą. Rusija, kaip jį įsivaizduoja, galėtų perlaužti karą Ukrainoje ir mobilizavusi savo išteklius galėtų atsisukti veidų į NATO. Nausėda taip pat įvardina savo praeities klaidas ir dabartinę būseną siekiant antrosios kadencijos. Potvynis Minijos žemupyje įgauna dramatišką vaizdą, semia kelius, kiemus ir gyventojų namus. Vakar buvau išvažiavęs ant Kūčių į Šilutę, parvažiuoju, žiūriu, jau čia viskas plauk. Skrandyje telpa iki 700 gramų maisto. Gydytojai perspėja nepersivalgyti per šventes, perspėjimas galioja ir gyvūnams. Suleido vaistų ir išvėmė pusę pakelio razinų. Internete plinta vaizdo įrašai, kaip Kalėdų eglutes namuose atakuoja katės. Veterinarams darbo netrūksta. Turėjom, žinokit, ir nusvilusi nuo laidų, su nudegimais. Mindaugui Kuzminskui apkarto kūčių vakaras. Per rungtynes Graikijoje Lietuvos rinktinės puolėjų lūžo plaštaka. TV3 žiniose unikali kolekcija. Viena Kauno ponia garsėja neįprastų pomėgių. Surinko 325 kalėdų senelių. Peilis virtuvinis, antipjausim, kalėdinis, jau čia kalėdinis. Pasaulio tikintieji švenčia Kristaus gimimą, šventąsias Kalėdas. Na, o popiežius Pranciškus iš Vatikano tradiciškai visus kreipėsi su vilties žinia ir ragino pasaulį rinktis taiką, o ne karą. Apdovanojęs tikinčiosius iškilmingų palaiminimų, negaluojantis popiežius ir pats sulaukė linkėjimų iš minios. Minia tikinčiųjų Šventojo Petro aikštėje pasitinka popiežių Pranciškų. Iš čia